Draugai, atėjo laikas paskambinti mūsų ekspertiai. Ekspertiai, kuri nusimano gana neblogai, nusimano daugelį sričių. Tai yra aktorė iš Paryžiaus, Samanta. Ir šiaip puikiai pašnekovė. Puikiai pašnekovė. Mes mėgstame su ja kalbėti, jūs mėgstate jos klausytis. Ir... Klausau. Labas vakaras, Samanta. Puikioji pašnekovė. Kaip tu laikaisi? Gerai. Kaip nuotaika? Tai šiandien su diena buvo bloga. Ai, pavakar iš gertuvio, ne? Aš taip manau, jo. O tai vakar užbaliavoji? Ką? Vakar užbaliavoji? Ne, aš pati vieną vakar tiesiog truputį padauginau. O tai kaip tu čia 2 dienas iš eilės? Ne, man po vakar šiandien negerai. Supratau. Tai žinai, kaip sako, nuo ko susirgai, to ir gydykis. Ne, man nereikia tokių dalykų. Fu, brudas, niekada negeriu ir negersiu, nepatiko man. Viskas, metei? Gerai, klausyk. Karts nuo karto, va tai va gerai yra atsipalaiduot kažką tai. Samanta, ar girdėjai, ar klausai radijos stoties mūsų praeitą valandą? Klausiausi, girdėjau. Ir mums skambino Ineta. Aš klausiausi, tu savo, aš taip užlūžau. Žiauriai geras buvo, ne? Aš nenoriu sakyti, bet aš taip nemėgstu tokių lėkštų mergaičių. Kodėl? Aš žvygau. Viena iš tų, kur aš ją pamatyčiau, aš tiesiai snukį. Aš žinau save. Fu, Samanta, kokia tu. Taigi sakai, tu nesimuši gerą mergaitę. Man asmeniškai patiko tai. Aš esu bloga mergaitė, tai visi puikiai žino. Bloga mergaitė. Visi puikiai tai žino, ne? Pažįsta aš vieną blogą mergaitę. Va, o tai kas su ją blogai buvo? Nu, nepatinka, nežinau, tu savo, aš taip užlūžau. Nes mums su Rolandu tai pasirodė, kad ji buvo tiesiog nuostabiai seksuali. Tai kas, bet... Samanta, čia nebus iš tų variantų, kai tu jai pavydė dėl to, kad taip nesugebi ir dėl to tu ant jos pyksti? Ko aš nesugebu, mano vis tiek buvo geriau. Kad kažin, ar tavo išvis buvo? Taip, tikrai buvo tikroviškai ir daug stipriau tiesiai kaip iš kino juostos. Pasiesi grinai matosi, kad buvo vaidinimas. Ir ilgai, bet labai lėtai ir ramiai. O tai tu galėtum gal pavaryti geriau? Ne, kur aš dabar turėčiau šiau... Ne, tu neturėtum, bet, tu pasakyk. Dėl to, kad anksčiau nebuvo geriau. Aš tau žiūrėk seksį įjungimų zoną. Come on. Ar galėtum? Nu, Samanta, aš negirdėjau, pavyzdžiui. Ne, Rolandai, aš girdėjau. Man dabar nelabai gerai jaučiuosi. Aš girdėjau ir nebuvo geriau. Man tai geriau. Ai, tu savo pati geriau atrodai. Aš esu ekspertė. Ai, tu esi ekspertė. Liuks. Gerai, klausyk, Samanta. Ar galima būtų tą pavadinti sekspertę? Kuom? Sekspertė. Seks? Taip. Ir aš tik tai norėjau paklausti, kuriuose dalykuose tu galbūt esi kompetentingiausia ekspertė? Geriausia? Tai eksperčio, kurios srities tu esi? Tai gal vaidyboje? Vaidyboje. Brangus draugai, Zip FM klausytojai, mes norėtume jūsų paprašyti, kad yra toksai dalykas Zip lenta. Užėdate į Zip FM, užsiregistruojate ir tenais galite paklausti bet kokio klausimo vaidybos tema Samantos, kuri studijuoja Prancūzijoje. Taip? Paryžiuje? Taip. Būtent pačiame Paryžiuje. Sostinėj, taip. Va, viename aš, Samanta vis būdama kukli nemėgsta girtis, bet aš spėju, kad prestižinėme universitete. Prestižinė, ten akademija, prestižinė. Kaip tu atspėjai? Tiesiog Samanta puikiai vaidina, dėl to. Tau teko susidurti? Ir šiaip aš, manau, kai kas liečia tą mergaitę, aš ne apie jos tą suvaidinta dejonė, aš neku, apskritai, man jinai tokia lėkšta, labai tokia lėkšta, labai tokia žvyguojanti, nemokanti kalbėti ir pigi. Aš tiesiog to nemėgstu. O man jinai pasirodė tobula moteris. Tau jinai patiko? Beje. Žiūrėjau, čia mano svajonė. Aš tik tai norėjau paklausti Samantos, Samanta, sakyk, o tu... Ką jinai gerai daro, ne, aš tik bijau, kad aš per senas. Jinai ką daro? Jinai žvyguoja ir save dulkinti gerai moka, ką jinai nedulkino savęs, jinai lietė maloniai save, jinai suteikė savo malonumą. Ir suteikė man malonumą.
Nu, tai gerai, bet aš pasakiau savo asmeniškai, kas man nepatiko. Mes palikim tai nuo šaly gal, Samanta. Jo, nei aš jos pažįstu, nei man neįdomi. Nu, vat būtent. Nei tu jos pažįsti, nei tau nei turėtų būti. Šį kartą mes gal palikime į netą ir pakalbėkime apie Samantą. Samanta, o tu sakyk, Paryžiuje būtent tavo, nes vis tiek aktorių yra daug specifikacijų visokių. Vieni aktoriai yra vienokie, kiti kitokie. Tu labiau esi teatro aktorė ar kino? Vat būtent, kad teatre aš, aišku, viso ko, pagrindas viso ko, mokytis pagrindai pradžia, tiek nuo jaunimo dramos ir baigiant įstojimo į teatrą, kuriam tu priklausai pagrindas viso ko. Ir mokytis studijos, reikia pradedamas aktoriai pradėjo, kad ir kino kaskelti nuo teatro. Aha. Bet aš pati daugiau esu būtent kino, būtent televizijos. Taip. Nes man daugiau patinka žmonės, asmenybės, negu kažkurį personažą. Spektaklį, tai kai aš baigsiu, tai bus vienetai, kur aišku kažkokiam nacionaliniam aš priklausysiu, aš nežinau, kur aš pasirinksiu Romą ir Paryžių, bet tos vaidmenės aš rinksiu labai įdomu, ta prasme, atsargiai. Aš nebijoju. Samanta, kuris dalykas, kurį tu mokaisi dabar tau labiausiai patinka? Tai turbūt būtų meistriškumas, jo, meistriškumas. Koksai meistriškumas? Meistriškumas, aktorinis meistriškumas. Aktorinis meistriškumas. O labiausiai, kuris tau dalykas nepatinka? Blemba, aš nežinau, gal... Nu, man patinka filosofija, bet... Aš pastebėjau. Nežinau, jinai mane užknisa. Kažkiek, aš nežinau, ten knygos kvepia jau ten mokslu, man nelabai, ta prasme, aš iš vis... Pagrindus jos išmokčiau ir išbraukčiau. Bet yra filosofas, kuris tau patinka, kurio idėjos tau yra priimtinos? Tai visi man tokie vienodi. Visi vienodi. O žiūrėk, nes pavyzdžiui, kaip tu sakai, kad tu aktorė būsi ir kino, ir galbūt teatro, nes aš tiesiog turiu puikų pavyzdį, kad toksai Jackas Nicholsonas, ne? Žinau. Jis yra kino aktorius, labiau žinomas žmonėms kaip kino aktorius, tačiau jis yra būtent gavęs Stanislavskio premiją kaip dramos aktorius irgi. Būtent kaip teatro aktorius jis yra gavęs būtent Stanislavskio premiją, kuri yra prestižinė, aš nebijoju, kad tu žinai apie ją. Aš nesidomi juo. Tu nežinai? Aš nesu jo gerbėja. Stanislavskio? Ar Jacko Nicholsono? Aš apie Nicholsoną kalbu. O aš apie Stanislavskį, kaip tu jo sistemą vertini? Žinai, aš pirmą kartą girdžiu tokią. Man nebus, kad tu įsigalvoji kažką, arba aš kažko nežinau. Ne, matai, Konstantinas Stanislavskis, jis yra režisierius, aktorius, mokytojas ir vienas iš Maskvos dailės teatro įkūrėjų. Čia rusas. Ir pagal jo, supranti kaip, jis sugalvoja savitą aktorių rengimo metodą, paplitusi visame pasaulyje. Vadinama Stanislavskio sistema ir pagal jį moko visose šalise, visose teatro mokyklose, būtent pagal Stanislavskio sistemą. Tiek Amerikoje, tiek Prancūzijoje, tiek visur absoliučiai, jeigu yra mokoma aktorinio meistriškumo, būtent yra mokoma Stanislavskio sistemos irgi. Negirdėjau, ten nekalba apie jokius rusus ar dar kažką. Ne, matai kaip, jis nėra... Sistema, čia kaip ir Mendelejevo lentelė, jinai visam pasaulyje nenaudojama. Va būtent labai geras palyginimas. Irgi rusas sugalvojo. Nes tarkime, tu gali būti amerikietis, tu gali būti korėjietis, tačiau jeigu tu mokaisi groti fortepianu, yra geras šansas, kad tu grosi Mozartą arba Čaikovskį. Mozartas buvo Austras. Žinau tik vieną, kad Maskvoje yra labai geri honorarai. Ten publika dėl menininkų kraustas iš proto. Aktualiausias šitas variantas yra. Kiek tu norėtum uždirbti, būtent jau būdama žvaigždė, kai jau būsi žvaigždė? Nulių sistemoje gali maksimaliai taip. Tai žinai, yra toks posakis, pinigų niekada nebus gana. Tai aš negaliu pasakyti kažkokios sumos ir kad dabar tiek ir stop. Jie visada auks, o kiek bus, tiek bus. Bet pagrindinis tavo siekis yra grinai geras atlyginimas, ar ne? Ne. Daryti tai, kas patinka gyvenime. Klausyk, sakyk man prašau, kokį tu automobilį vairuoji? Mercedes. Net nebijoju. Kokios klasės? C klasės. Super. Kelintų čia laidos? Nežinau. Neišmanau nieko apie automobilius. Aš irgi nežinau. Tu jį pati pirkai? Ne, Gavai dovanų, ar ne? Man nupirko. Gerbėjas tau nupirko? Ne, ten mamytės draugai.
liuks. Vienas iš... Italas, nu supranti, italai. Nu, Aišku, suprantu. Nelabai skundės, viskas gerai. Jo, tai visi italai turi tiek pinigų, kad ką tu žinau. Ne visi, Aš per televizorių visur mačiau. yra tos krizės, ne visi, bet aišku, jie vis tiek. Nu, matai, aš toliau Kauno nebuvau nuvažiavęs, tai... Nepradedam čia, nepradedam. Aš rimtai tau sakau. Nori mano pasą pamatyti, nei vieno antspaudo nėra. Supratau, buvo smagu, ką, Samanta. Labai ačiū tau šiandien už pokalbį. Kaip navo nuotaika, viskas gerai, ką rytoj veiksi? Aš pagalvoju, kodėl jūs tas nekalba? Aš kalbu. Skaito dabar, ką veiksi savaitgalį? Čia Rolandas kalba. Taip. O čia aš kalbu. Taip. Ką veiksi savaitgalį? Nežinau, bet supranti, man dabar labai yra įdomu ir man tikrai reikia susitikti. Tu atvažiuok, tai savaitgalį Justas bus Vilniui. Ne, tai aš tą pirmadienį atvažiuočiau laidą. Tai gerai, gali pirmadienį laidą atvažiuoti. Mes tavęs labai lauktumėm. Bet, o kada tu į Klaipėdą? Žinai ką, jeigu tu atvažiuosi pas mus į Vilnių, į mūsų laidą... Šantažas kažkoks. Aš tiesiog sakau, kad vėlgi, galbūt aš ne tą žodį pavartojau, ne jeigu, o kai tu atvažiuosi į mūsų laidą pirmadienį, mes, manau, ir susitiksime tuomet, galbūt netgi su tavim važiuosiu atgal į Klaipėdą, jeigu Rolas mane išleis. Jeigu Rolas mane kokiai dienai išleis. Aš antradienį padirbsiu vienas arba su Mantu. Va. Ir tada tiesiog važiuosime... Atvažiuoti man yra ne problema, tik visų pirma, aš tokiais keliais pati vairuoti nenoriu. Antras dalykas... traukiniu važiuoti. Pustytais. Kitas dalykas, aš kelio nežinau. Gali važiuoti traukiniu. Kitas dalykas, tai... Mes tai paimsim iš traukinių stoties. Aš taip ir galvoju, aš šoksiu, nusipirksiu bilietą. Sužinotau, kada važiuoja traukiniai? Aš žinau pati viską puikiai. Jo. O iš stoties, aš manau, kad tu tiesiog... Aš turiu giminaičių. Super. Tu žinau, tu visam pasauliu turi giminaičių. Gerai, bet jeigu bus problemų, mūsų telefono numerį žinai, bet kada skambink, kad ir naktį. Nebus problemų. Viskas gerai. Super, tai mes pirmadienį laukiam tavęs. Aš tikiuosi, kad būsiu. Ant 7, gerai? Taip. Ant 7 maždaug. Aš pasistengsiu, aš pažiūrėsiu kaip kas, gerai. Gerai, 7, 8, 9, 10, nesvarbu. Mūsų eteris yra nuo 7 iki 10, jeigu spėtum į jį, būtų labai malonu. Mes 7 čia atvažiuojame ir iki 10 lauksim tavęs. Gerai, sėkmės tada, jums gerą vakarą. Ačiū, Samanta, gero ir tau, dėkui. Štai, tai buvo, Stanislavskio jį galbūt ir nemėgsta, tačiau mergina yra iš tiesų įstabi.